Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkočius, virtuvės šefas ir šiandien šviežias idėjas su Lidl laidoje mes pasigaminsime patiekalą iš kempiniuko plačiakelnio namelio. Tai yra ananasą. Artėja padėkos diena, tad šis patiekalas bus puikus komponentas prie jūsų paukštienos patiekalų. Pradžiai susipjaustome ananasą, nusivalome žievelę, susipjaustome žiedais, ananasą dedame ant folijos, dedame šaukštelį medaus ir šiek tiek čili pipirų. Suviniojame į vokelį. Ta patį padarysime ir su šitais likusiais ananasais. Ananasas dedame į orkaitę 15 minučių 180 laipsnių temperatūroje. Kol ananasai kepa, pasiruošiame likusius vaisius. Susipjaustome papają. Dabar atėjo eilė ir persimonams. Vaisiai keliauja į indą. Dabar susipjaustysime čili pipirą ir svogūną. Susipjaustome ananasą taipogi mažais kubeliais. Ananasai keliauja į indą. Paskutiniai komponentai, tai žalioji citrina. O, kaip pakvipo. Paskutinis komponentas – kalendra. Nuskaniname druską, pipirais. Viską gerai pramaišame. Lūpos kaip vyšnios, kokios jos ryškios. Na, o dabar belieka tik paragauti šiandien tiek, o su manim pasimatysite kitose šviežios idėjos su Lidl laidose per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.